Sveiki, brangus klausytojai, su jumis Aušra ir podkastas 5 minutės. Perdėtas rūpinimasis ir jaudinimasis. Tačiau Viešpats atsakė: Morta, Morta, tu rūpiniesi ir sielojasi daugeliu dalykų, o reikia tik vieno. Marija išsirinko geriausiąją dalį, kuri nebus iš jos atimta. Evangelija pagal Luką, 10 skyrius, 41 ir 42 eilutės. Kai Kristus duodavo savo nuostabias pamokas, Marija sėdėdavo prie jo kojų pagarbiai ir nuolankiai klausydamasi. Kartą pirmojo Kristaus apsilankimo Betanijoje metu Morta, gaminusi valgį, priėjo prie jo ir tarė: Viešpatie, tau nerūpi, kad mano sesuo palieka mane vieną patarnauti? Sakyk, kad ji man padėtų. Išgelbėtojas ir jo mokiniai buvo pavargę po varginančios kelionės pėsčiomis iš Jericho. Mortai rūpėjo, kad jie visi galėtų pailsėti, ir susirūpinusi, ji pamiršo parodyti mandagumą savo svečiui. Vienas dalykas, kurio trūko Mortai, buvo rami ir pasišventusi dvasia. Gilus troškimas ateities pažinimo, amžinojo gyvenimo ir malonių būtinų dvasiniam augimui. Jai reikėjo mažiau nerimauti dėl laikinųjų dalykų, o daugiau rūpintis amžinaisiais. Jėzus išmokė savo vaikus pasinaudoti kiekvieną galimybę gauti žinių, kurios padarytų juos išmintingus išganimui. Kristaus darbe reikia uolių ir energingų darbininkų. Mortoms yra daug galimybių dirbti su savo pasišventimu gyvame religinėme darbe, tačiau pirmiausia, jos turėtų pasėdėti su Marija prie Jėzaus kojų. Tegul uolumą ir energiją pašventina Kristaus malonė, ir tada gyvenimas taps nenugalima jėga gėriui. Priežastis, kodėl jaunimas, net ir pasiekęs brandos amžių, taip lengvai yra sugundomas ir nusideda, yra ta, kad jie netyrinėja Dievo žodžio ir neapmąsto jo taip, kaip turėtų. Nebuvimas tvirtos ir ryžtingos valios, pasireiškiančios gyvenime ir charakteryje, yra tiesioginė nepaisimo šventų Dievo žodžio pamokymų pasekmė. Jie nesistengia nukreipti savo proto į tai, kas skatintų tyras ir šventas mintis ir atitvertų juos nuo netyrumo ir netiesos. Nedaug yra tokių, kurie pasirenka geresnėje dalį ir sėdi prie Jėzaus kojų kaip Marija, mokydamiesi iš dieviškojo mokytojo. Tik kai kurie paslepia jo žodžius širdyje ir praktikuoja juos gyvenime. Su jumis buvo podkastas 5 minutės ir Aušra.